į turnyrą su geru pasiruošimu. Žinom, aišku, kad bus labai sunku, stiprus priešininkai, bet jau po pirmų rungtynių pamatėm, kad tikrai žaidimas visai neblogas. Tik kaip ir kiekvienose rungtynėse vis akcentavom, kad šiek tiek per daug klaidų ir tos viena ar dvi papildomos klaidos vis nulėmė tą rezultatą. Tai po viso turnyro, po 5 žaistų, 4 praloštos rungtynės, bet visiškai minimaliais skirtumais prieš tą pačią Didžiąją Britaniją tik po pasibaigus laikui ir su geltona kortele iššvaistėm tą pranašumą, tai apmaudu, tikrai galėjom turėti geresnį rezultatą, jeigu tik kelis momentus būtume šiek tiek geriau sužaidę. Tai aišku, buvo tas nusivylimas, kad labai arti tos pergalės buvom, nes pralošus didelių taškų skirtumų, tai kaip ir tada būtume visą galvą prastesni, bet puikiai supratom, kad galim žaisti prieš kiekvieną komandą, pralošta vos keliais taškais ir tas nutikė optimistiškai važiuojant į sekantį turnyrą. Actually, very, very happy with our performance in Makarska. I feel we were much better than a 10th place finish. I think day one where we got caught out a bit was just the intensity of the game. At the Euros, I was blown away with how competitive it is. You look at, you obviously have France and Ireland and Germany, who I feel are pretty much the top teams, but between number 4 and 10, there's very little difference for me, and that just shows how much Sevens has grown in Europe and the quality and level that it's being played at. So I think for us, definitely some hard lessons learned, and I think what probably hurt the most was just the fact that we were so competitive. If you're losing by 20-30 points, it's easy to take that loss, but it's often a very tough pill to swallow when you're losing by 2 or 3 points every game. It's again going to be an interesting weekend, but for us, we just really want to fight as hard as we can to finish top 8.